Trečius metus iš eilės Kauno tvirtovės parkas organizuoja Europos paveldo dienas. Šiais metais tema Kauno tvirtovės užėmimas – langas į praeitį, durys į ateitį. Projektą įgyvendinant langas į praeitį buvo istorinės ekskursijos po Kauno tvirtovės fortus, Kauno tvirtovės trečiajame ir Domeikavos fortuose, bei paroda fotografijų iš Pirmo pasaulinio karo. Šiais metais taip pat minim 110 metų po Kauno tvirtovės užėmimo. Ar ne? Kauno tvirtovė tai visas žiedas objektų ir 15 metų rugpjūčio mėnesį vyko intensyvus puolimas ir tūkstančiai pabūklų apšaudė Kauno tvirtovę ir per 12 dienų ją užėmė. Festivalio Fortunėje metu pristatėme nuotraukų parodą, unikalų albumą, tarsi vieno kareivio pasakojimą apie tai, kaip jisai judėjo link forto kartu su vokiečių kariuomenė, unikalūs kadrai su vietovėm iki forto, unikalios vietos, reiškia, po sugriovimo, kaip atrodė. Tai iš tiesų turėjom tokią įdomų pristatymą 4 forto kareivinėse festivalio Fortunėje metu. Atspausdintos nuotraukos galėsime išvysti 4 forte ir po projekto įgyvendinimo. Ir tai toks buvo tiltas tarp praeities į ateitį, to, kas vyko prieš 110 metų ir to, kas vyksta dabar, kada tuos, galima sakyti, sugriautus fortus, griuvėsius ir apleistas vietas bandom pritaikyti per naują vietos bendruomenių poreikiams. Durys į ateitį buvo susitikimai su bendruomenėmis, pagrinde su Kauno tvirtovės 5, 3 ir Domeikavos fortų bendruomenėmis, kurios aktyviai veikia fortuose. Šiuose fortuose aktyvios bendruomenės daro įtaką Kauno tvirtovės tvarkybos darbams, įveiklinimui, turizmui ir rekreaciniai infrastruktūrai. Tai iš tikrųjų, aš kaip Tvirtovės parko direktorius, įstaigos, kurie administruoja ne 7 fortus, keli šimtus hektarų teritorijos, labai norėčiau pasidžiaugti bendruomenių aktyvumu, įsitraukimu ir idėjų gausa. Išties fortų ateitis yra perspektyvi tiek, kiek yra aktyvios bendruomenės šalia jų veikiančios, kuriančios, organizuojančios renginius. Tai išties norėčiau pasidžiaugti žmonių pilietiškumu ir aktyvumu. Tad šiuo projektu atsižvelgiame į bendruomenių poreikius ir siekiame architektūrinėme plane, funkcinėme žemėlapyje suzonuoti galimas ateities vizijas Kauno tvirtovės fortuose, kurios atlieptų tiek bendruomenių, visuomenės bei paveldo apsaugos ir pritaikymo klausimus. Tai pasirinkom kelis atvejus skirtingose tarsi miesto vietose. Vienas yra 5 fortas šalia Kauno marių, kitas yra šiaurėje Domeikavose ir 3 objektas buvo 3 fortas, čia žemai irgi prie Sąnašos upelio slėnyse, tarsi iš skirtingų vietų, bet pamatėme, kad bendruomenės galvoja panašiai apie tą patį, kad fortai dabar yra labai šalia naujai, reiškia, apgyvendinamų teritorijų mieste ir Kauno rajone ir kad tas poreikis, ypatingai rekreacinis, yra ypatingai toks svarbus ir aktualus ir tų teritorijų pritaikymas yra kaip niekad dabar labai aktualus ir ta ateitis tikrai šviečiasi įvairiom spalvom.